ES pagrindinių teisių chartija. Žmogaus orumas yra nepažeidžiamas, jį privalu gerbti ir ginti. Kiekvienas asmuo turi teisę į gyvybę. Kiekvienas asmuo turi teisę į pagarbą savo fizinės ir protinės savasties visumai. Joks asmuo neturi būti kankinamas. Žmogus neturi būti paverstas vergu ar laikomas vergo sąlygomis. Kiekvienas žmogus turi teisę į laisvę ir asmens saugumą. Kiekvienas žmogus turi teisę į pagarbą jo asmeniniam ir šeimyniniam gyvenimui. Kiekvienas žmogus turi teisę į savo asmens duomenų apsaugą, teisę vesti ar ištekėti ir teisę sukurti šeimą. Kiekvienas asmuo turi teisę į minties, sąžinės ir religijos laisvę. Kiekvienas asmuo turi teisę į išraiškos laisvę, turi būti gerbiama žiniasklaidos laisvė. Kiekvienas asmuo turi teisę laisvai dalyvauti taikiuose susibūrimuose, ypač politiniais ir pilietiniais klausimais. Menams ir mokslo tyrimams neturi būti taikomi jokie suvaržymai. Privaloma gerbti akademinę laisvę. Kiekvienas asmuo turi teisę į švietimą, kiekvienam asmeniui turi būti prieinamas profesinis ir tęstinis mokymas. Kiekvienas asmuo turi teisę dirbti ir užsiimti laisvai pasirinktų ar apsiimtų darbų. Kiekvieno pripažįstama laisvė užsiimti verslu. Kiekvienas asmuo turi teisę į nuosavybę. Kiekvienas asmuo turi teisę į prieglobstį. Kiekvienas asmuo turi teisę į apsaugą išsiuntimo, ištrėmimo ar išdavimo atvejais. Visi yra lygūs prieš įstatymą. Draudžiamas bet koks diskriminavimas lyties, rasės, odos spalvos, etinės ar socialinės kilmės. Sąjunga gerbia kultūrų, religijų ir kalbų įvairovę. Vyrų ir moterų lygybę būtina užtikrinti visose srityse. Vaikai turi teisę į tokią apsaugą ir globą, kuri yra būtina jų gerovei. Sąjunga pripažįsta ir gerbia senyvų žmonių teisę gyventi oriai ir nepriklausomai, bei dalyvauti visuomeniniame ir kultūrinėme gyvenime. Sąjunga pripažįsta ir gerbia žmonių su negalia teisę naudotis priemonėmis, skirtomis užtikrinti jų nepriklausomumą, socialinę bei profesinę integraciją ir dalyvavimą visuomeninėme gyvenime. Darbuotojai turi teisę gauti informaciją ir konsultacijas organizacijoje, kurioje jie dirba. Kiekvienas asmuo turi teisę į nemokamas įdarbinimo paslaugas. Kiekvienas darbuotojas turi teisę būti apsaugotas nuo neteisėto atleidimo iš darbo. Kiekvienas darbuotojas turi teisę į tokias darbo sąlygas, kurios atitinka jo ar jos sveikatą, saugumą ir orumą. Samdomas vaikų darbas draudžiamas. Priimtiems į darbą jaunuoliams turi būti sudaromos jų amžiuje atitinkamos darbo sąlygomis. Šeima turi teisę į teisinę, ekonominę ir socialinę apsaugą. Sąjunga pripažįsta ir gerbia teisę į socialinio draudimo pašalpas ir socialinės paslaugas. Kiekvienas asmuo turi teisę į prevencinę sveikatos apsaugą ir gydymą. Piliečiai turi teisę balsuoti rinkimuose į Europos parlamentą, į savivaldą ir būti kandidatais. Kiekvienas asmuo turi teisę reikalauti, kad sąjungos institucijos bei struktūros jo reikalus tvarkytų nešališkai, sąžiningai ir per ilgai neuždelsdamos. Visi sąjungos piliečiai ir bet kuris fizinis ar juridinis asmuo, gyvenantis ar turintis savo registruotą būstinę kurioje nors valstybėje narėje, turi teisę teikti peticijas Europos parlamentui. Kiekvienas sąjungos pilietis turi teisę laisvai judėti ir rinktis gyvenamąją vietą valstybių narių teritorijoje. Kiekvienas sąjungos pilietis turi teisę į diplomatinę ar konsulinę apsaugą. Kiekvienas asmuo turi teisę į veiksmingą gyvenimo priemonę ir sąžiningą teismą.
Asmuo, kuriam iškelti kaltinimai, laikomas nekaltu, kol nebus įrodyta jo kaltė remiantis įstatymu.